Vadovskai vėl išjungė įrenginį, kad nematytume, kiek elektros vartojam. Toliau rodo, kadangi niekas policija nesima jokių priemonių, Vadovskai toliau demonstruoja, kad gali valdyti mūsų įrenginius, lygiai taip pat kaip ir klaidinti elektros skaičiukus. Ignitis reikalauja, kad aš susimokėčiau už tai, ko aš nesuvartojau, 840 eurų. Tai yra 14 metų aš mokėjau žymiai daugiau, 1000 kilovatų. Esu sakydavau, kad mes nieko nerandam, bet išaiškėjo, kad esu tarpininkauja, Vadovskams padeda vogti elektrą. Laidas yra prieš skaičiukus, visas namas atjungtas. Pagautas Badauskas Sirblinės teritorijai. Kauno technologijų universitetas papasakojęs, kas vyksta mano namuose su elektra, pasakė aiškiai, kad tai yra kriminalas, kad esu labai gerai žino, kur ir kaip yra pajungti laidai. Vadovskai turi 252 įrenginius kriptovaliutai bitkoinams. Jie po apeliacinio teismo iš karto pademonstravo, prisijungdami prie Baltikum, drąsiai ir akivaizdžiai parodydami, kaip Badauskienė sakė, nieko to ubagė mums nepadarysi, niekas tau nepadės. Badauskas kėsinasi ne pirmą kartą į mūsų gyvybę, subadydamas padangas, padegdamas, sukeldamas įtampą, nakties metu padegimai, įsilaužimai į namus, nunuodijimas šuns. Kadangi jau sutrikusi psichika, nesveiko proto žmogus šitokių dalykų nedarytų, nevogtų, tuo labiau, kad turėdami tiek pinigų, gali sau leisti susimokėti už elektrą ir nusipirkti daržovės, maistą. Jie vis tiek vagi, turi silpnybę augalams, įsilaužė išėmė stiklo paketus, Badauskas pademonstravo prieš keletą mėnesių pas kaimyną įsilaužęs. Būtent 3 valandą nakties įstatant paketą sukėlė triukšmą, įstatydamas, įkaldamas rėmą. Prieš 14 metų mūsų rajonas buvo stipriai apvaginėjimas, žmonės buvo namie ir vis tiek buvo įeiti namus ar apvogta. Badauskai parodė, kad naudoja termovizorių. Anūkas, būdamas dar prieš 2 metus 11 metų, pasakė, kad mato mus kvailelius, net ir šikančius. Tai yra, jie stebi per termovizoriaus programą, kuris skirta medžiotojams, policijos pareigūnams. Vadovskai toliau vykdo nusikaltimą, bandė, nekalba apie 150 kroksų, per 14 metų turėjo būti plantacijos, taip kaip ir turėjo užaugti, gražiai pavasarį atrodyti, jau viską badauskiniškasi, duobutės paliko, net duobučių nebeišsilygino šį kartą. Dabar jau ir serbentų 2 krūmai bėra, iš 4 serbentų krūmų bėra 2 krūmai ir dabar jau duobutė šalia iškasta. Vaikai pastebėjo prieš keletą savaičių. Toliau vyksta vagystės elektros įrenginių valdymas. Kaip pakreiptume, matom, kad įrenginys vėl yra visiškai išjungtas, Badauskai jį valdo. Lygiai taip pat, kaip ir visus kitus mūsų įrenginius. Įsilaužė Badauskai, prisijungė Baltikum internetą, nes programa fiksuoja 2 internetą. Aš visiškai negaliu naudotis Baltikum internetu, nes Badauskai jį visiškai mano telefono įrenginį yra užgrobę, užvaldę, užblokavę, nes per mano telefono įrenginį Badauskai pagauti per Facebooko platformą, Mėtos platformą, darantis piniginius pavedimus. Tai yra 300 000. Yra 4 puslapiai atspausdinti, kaip su kompiuteriu prisijungė per mano telefono įrenginį, per Mėtos platformą. Badauskai padarė 300 000 pavedimą, po 10, po 20 000. Tai yra, vyksta atvira vagystė ir Telšių policija dangsto. Esu dangsto vagystė, nors aiškiai žino, kad šitokiems įrenginiams reikia labai daug elektros. Vien tik į valandą jie paima apie 500 kWh, tai paskaičiuokim per 24 valandas. Ištisą parą yra prijungtos giminės ir draugai, Klaipėdoje 3 įrenginiai. Šiauliuose
fiksuojami jau 3 įrenginiai. Vakar pasirodė, kad 3 dar Šiauliuose įrenginys prisijungė. 15 telefonų įrenginių yra prie mano paskyrų. 6 įrenginiai yra pastovus jau, kur buvo anksčiau nuotraukos padarytos 2 įrenginiai, tai dabar yra 6 įrenginiai, kuriuos galima padaryti, atkurti kopijas. Tai yra visiškai prisijungęs įrenginys, programėlė fiksuoja, kuriuo visiškai aš neturiu, visai yra neredmis, kitokiu pavadinimu ir yra dar jungiasi prie kažkokio tai Wi-Fi, kuris yra be užrakto. Atjungdami Baltikum, jie parodo, kad gali jungtis ir per kitų asmenų Wi-Fi'us į mano telefonų įrenginį. Telefonų klonavimas yra programos. Badauskai naudoja telefonų klonavimu, prisijungdami irgi prie kitų asmenų telefonų, nuklonavę, jie jungiasi prie manęs, nes gaunasi Google žinutės, saugos įspėjimai, kad vėl naujas įrenginys prisijungia prie mano telefono. Naudoja telefonui Eur užrašas yra, tai yra įsilaužiama į salonus. Ir būtent iš ten, kadangi telefonai yra pakrauti ir būtent su naujais telefonais jie jungiasi, buvo pastebėta Tele2, Telijas telefonai, keletą kartų buvo pastebėta, kad yra bitės telefonai. Tai yra, man atjunginėjami ir mobilūs duomenys, visiškai gali valdyti kortelę, nes yra klonavimas telefonų. Badauskai visiškai to neslėpia. Dabar šaldytuvas tik dabar pradeda veikti, jau rodo, kad yra daugiau vatų negu gamintojas nurodo. Jau dabar daugiau vatų, tik įsijungus šaldytuvui. Kitą įrenginį visiškai sustabdė, visiškai nieko nerodo. Badauskai toliau demonstruoja savo galią. Bus padaryti įrašų kopijas šį kartą daugiau. Vešim per visus notarus, Mažeikių, Plungės, taip pat lygiai kaip ir aš dariau konsiliumą per kitų miestų medikus, psichiatrus, kurie įrodė, kad aš esu visiškai sveika ir kad naujokas su savo kolegė teismo ekspertė, kuris yra naujokas irgi taip pat teismo ekspertas Klaipėdos, suglastojo mano ligą, išgalvojo man ligą, klėdesiai, kad nebūtų Badauskai nuteisti. Tai yra papirkinėjimas net Klaipėdos teismo ekspertų. Tai jau yra įžūlus papirkinėjimas ekspertų pareigūnų. Badauskai investuoja į tokius dalykus didžiulius pinigus. Vietoj to, kad sustabdytų vagystės, jie investuoja į pareigūnų papirkinėjimus. Dėl to žmonės kenčia, dėl to Badauskienė per 14 metų mes stebėjom, kaip Badauskienė laimi visas bylas, nors mes matėm, kaip Badauskai vagia, išsikrauna statybinės medžiagas, apvaginėjo Sravos parduotuvę, nukentėjo ten dirbantis vedėjas parduotuvės, žmogui reikėjo virš 50 000 sumokėti. Kaip matom, įtampa kyla, Badauskai suka elektrą atgal ir intensyviai kyla šaldytuvo. Va šitaip yra vagiama. Įrenginys visiškai užblokuotas. Išjungiau šaldytuvą ir rodo, kad vyksta vartojimas. Šaldytuvas visiškai išjungtas, jis negali nei durelis atidaryti, jis negali rodyti jokio vartojimo, absoliučiai. Nes ką tik viskas buvo atjungta. Tai va, vyksta vagystės, pasikėsinimai į mūsų gyvybės, įsilaužimai, šuns nunuodijimas. Kadangi su psichiatrais Badauskai palaiko tamprius ryšius, gali psichiatras naujokas duoti jiems ir psichotropinių vaistų, kurie Badauskas įsilaužęs į namus gali mums įdėti. Mes jaučiamės nesaugiai.
mus gali bet kuriuo metu nunuodyti, taip kaip šunį, kad nunuodijo, tačiau Telšių pareigūnai Tamušauskas, Alina Sausgerė, Giedrė, apeliacinio teismo teisėja, ignoruoja šitokį nusikaltimą. Tai yra maniakai, visiškai grupuoti maniakų. Badauskaitė Ligita mėgaujasi, būdama dekrete. Net laidotuvėm kaimynė buvusi draugė mirė, vaikai bandė susisiekti, pranešti, net žinutes sunaikino ir blokavo skambučius. Net šitokius rodos, kad ir smulkmenus kitiems, bet Badauskams tai sukelia pasitenkinimą. Psichologija sakė, kad tai jie sukelia seksualinį pasitenkinimą, tai yra iškrypimas, liga. Jie mėgaujasi bet kokiu momentu, kad tik galėtų man šilumą atjungti, sugadinti šilumos katilą, neleisti vandeniui pašilti. Katilas sušyla 23 laipsniai, išsijungia vėliai, tai yra visiškai jis jau yra neveiksnus, nes visiškai nebereaguoja vanduo temperatūra. Mes gaunam su briketais papildomai pirkti. Daugiau nupirkus briketų Badauskas įsilaužęs išnešė iš namų, todėl yra perkamas tik tai tam kartui, tai praktiškai dienai. Vagystės vyksta, priklausomybė Badauskai turi, elgsena yra maniakiška, parodė, kad gali žudyti, pademonstravo, kad ne tik vogti, bet ir žudyti gali, jungiasi prie notaro Permino interneto, jau kelintą kartą šią savaitę pastebėta, kad notaro Permino ir užrašyta Perminas internetas, vietoj Baltikum atsiranda Permino internetas prisijungęs, kad Badauskai mus visus seka, visus kaimynus seka, pasiklauso. Buvo pastebėta, kad dar ir per virtuvę esantį televizorių, nuo gatvės labai puikiai matys, kad ne vienas namas mūsų rajone yra sekamas, net jų buvusių draugų namas per Wi-Fi, per kameras apsaugos yra prisijungiama ir stebimi ir esame pasiklausomi. Ir tai jau yra nekledesiai, tai yra 6 šeimos, vaikai, anūkai, broliai, seseris, pusseserė, draugė Ligitas, kuri yra net užfiksuota pokalbį įsilaužimu, dalyvavusi įsilaužiant į mūsų internetą Wi-Fi, į mūsų telefonų įrenginius, kuri mokino, kaip reikia ištrinti, sunaikinti. Badauskaitės vyras, sūnus Paškauskas Elijus dalyvavo. Pokalbėje yra išristi pakankamai daug įrašų. Minimi mano vaikų vardai ir telefonai, nes Badauskaitės draugė klausė, kur dar esate prisijungę. Badauskaitė Ligita pasakė Karinos, Veronikos telefonai. Yra išlikę momentai. Įrašas bus padaugintas dar daugiau. Bus platinamas per notarų kontoras, per advokatus, kad būtų patvirtintas kuo daugiau, taip pat kaip dar kartą pasikartos, taip pat lygiai kaip ir su kliedesiais, kad įrodyti, kad esu visiškai sveika ir pagavau grupuotę, kuri apvaginėja visus Lietuvos žmonės, įsilaužė į Latvijos policijos nuovados internetus, vykdo nusikaltimus ir mes nežinom, kiek jau yra žmonių, galimai ir net nužudytų, nes Badauskas Vytautas pademonstravo, kad gali paimti be jokios priežasties, įsilaužti namus, vogti, maistą išnešti, nuodyti net šunį. Tai yra šaltai abejingai. Badauskas Vytautas gali apipilti rūgštim augalus, net įsilaužė į namus. Badauskienė turi liguistą pavydą augalams. Kokios gėlės pas manęs bežydėt, jinai negali tiesiog pakęsti, kad pas manęs yra žydinčių gėlių. Jis turi arba sunaikinti apipylę rūgštėm, arba iškasti. Tai dar kartą įrodo, kad jo yra susidvejinios asmenybės. Tai yra liga, šizofrenijos forma irgi, yra straipsniai, kad jiems jau reikalinga visai šeimai ir tai grupuotė reikalinga pagalba, nes jie peržengia visas ribas. Tai yra pasityčiojimai, blokavimai žinučių, skambučių, žudimai, tai yra jau didžiuliai nusikaltimai. Nekalbu apie asmens duomenų pavogimą. Vagime viską, ką tik gali. Mėgaujasi iš kiekvienos net smulkmenos. Iš kiekvienos smulkmenos bandydami mane įskaudinti ir tikėdamisi, kad man tai sudaro didžiulį skausmą. Ne, man skausmo jau nebesudaro, mane jau Badauskai užgrūdino.
Tai yra kasdienybė, nes kasdien vyksta nusikaltimas, prie to jau yra priprantama, man jų tiesiog jau gaila. Reikia laiku sumokėti ir sustoti. O jie jau per daug save pademonstravo, ką sugeba, todėl man pakankamai yra įrašų, pakankamai dokumentų, kad būtent tai vyksta, yra Google'is įspėjimai, yra, kad kiek įrenginių prisijungta, yra padaryta, kiek pinigų padaryta pavedimu per Facebooką. Facebookas pranešė, kad ir aš esu visiškai atjungta, atblokuota, rodo, yra nuotraukas, kad kokiais metais mane užblokavo, kad kiek metų jau jie valdo mano asmens duomenis per Meta platformą. Todėl Badauskams vien tik už įsilaužimą, už elektros vagystę, advokatas, kalbant su advokatu, paskaičiavo mažiausiai 47 metai laisvės atimimo. Plus dar grupinis, plus pareigūnų papirkinėjimas, dar kiti straipsniai. Tai yra iki gyvos galvos. Ir mes sieksim, kad šitą grupuotę advokatas padės, nes man be advokato pasirodo vienai nelabai sekasi. Tai va, vėl jungiasi šaldytuvas ir jau rodo didžiulį vartojimą, tai yra to, ko negali būti. Yra keičiami staigiai duomenys. Tai va, advokatas sakė padės ir mes po mažą žingsnelį vėl iš naujo kelsim bylas ir visus įrašus platinsim, surinksim kiekvieną notaro, kurie perklausys įrašus, liudijimus, bus su antspaudais ir bus perduoti teismui. Bus viskas padaryta, kad ši grupuotė baigtų šiurpinti Lietuvą, apvoginėti žmonės, reketuoti prie bankomatų, ką mano telefone irgi užfiksuota, bankomatas klientas, Luminor, Švedbankas, Sebbankas, klientai. Tai yra daroma per mano telefoną, naudojantis mano įrenginius. Žmonės yra sekami per mano įrenginius, kas ir vakar buvo parodyta, kad man klausantis per YouTube, važiuojant namo, išsijungė ir įsijungė programa, sekimo programa, rodė, kaip aš važiuoju. Tai yra Badauskai sekė mano telefono įrenginį, kurioj vietoj aš randuosi. Tai yra neteisėtas žmogaus persekiojimas, tas yra ir baudžiamoji byla taip pat. Tai va, šią grupuotę mes sustabdysim, tikrai sustabdysim ir kuo daugiau norisi žmonių, kad žinotų, ką daro Telšiai 31 Dirkstelių, Klaipėdos, Doviliai, Kretingos rajonas Doviliai, Klaipėdoj renginių vedėjas Ernestas Badauskas, giminaičiai, draugai, aplinkiniai jų, ką jie daro ir ką jie gali daryti ir kad žmonės būtų saugus ir kuo mažiau vengtų bendravimo.